Kodėl neapsimoka tų trendų laikytis? Šonkaulių šalinimo operacijos ir kodėl tu nusprendei to klausti žmogau? Man atrodo dėl Kardashian. Kaip jis vadinas? Šnipas? Turiu pasakyti, kad patinka labai. Kokia visgi yra ta populiariausia top 1 operacija? Atsinešė vaginos nuotrauką, padėjo man salą ir sako, aš norėčiau štai tokios. Ar daug teko pamatyti? Gerai, tai kalbė. Sakė, aš noriu, kad būtų kaip pas Barbę. O pas Barbę nieko ne. Okay. Nebijot klaust, atvykt, būt pakankamai drąsiem, nelaukti, kol tas sukels labai didelių problemų. Labas, esu Agnė ir šiuo metu sveikinuosi su jumis iš didžiausio Baltijos šalyse plastinės chirurgijos centrų Nord Clinic. Čia kiekvienais metais atliekama daugiau nei 3000 plastinių operacijų ir čia dirba 13 plastikos chirurgų. Bet šiandien kalbinsiu vieną iš jų, tai yra Audrių Pakulį, kuris kiekvienais metais atlieka daugiau nei 450 rekonstrukcinių ir plastinių operacijų. Tai ir jis? Labam. Sveiki, sveiki. Tai atskleisti tiesą. Populiarėja tos plastinės operacijos ir kas joms daro įtaką? Ar žmonės tampa laisvesni, labiau atsipalaidavę, o gal čia influenceriai ir žvaigždės daro savo įtaką? Ne, sakyčiau, kad tiesiog, man atrodo, darosi ir labiau prieinamos ir dingo gal visuomenės toks nusistatymas, kad tai yra kaip tik influencerių ir tik žvaigždžių reikalas. Tai dabar žmonės supranta, kad tai yra kiekvieno asmens, vos ne, kuris turi problemų, gali kreiptis ir drąsiai gali būti atlikti. Bet ar kartais tos problemos netampa kitokia problema? Mes vienodėjame. Aš esu girdėjus gandą, kad kiekviena moteris, kuri pasidaro bent kelias plastinės operacijas, bent jau veido srity, tampa panašiai į kitą. Tokią tą patį išgyvenančią žvaigždę, tarkim. Ne, aš sakyčiau, gal su pačiom operacijom to nėra tiek daug. Su kosmetiniam procedūrom yra gal šiek tiek daugiau ir to suvienodėjimo, ar atsiradęs kažkoks tai standartas dėl pačių operacijų. Ne, jos dažniausia yra nukreiptos būtent į kažkokią specifinę problemą, kurią mes bandom sutvarkyti. Tarkim, ateina pas jūs dabar moteris, kur matote, kad nieko nereikia tvarkyti veido srityje. Ar jūs jai pasakote ne, bandote perkalbėti, ar visgi išpildote jos norą? Tai viskas priklauso, ar tie norai yra pagristi. Jeigu tie norai tikrai nepagristi, mano nuomonė, tai dažniausiai atsisveikinam ar nežinau. Kartais žmonės bando surasti eiti ir kolegų, kurie atliktų tą, o kai kurie kaip tik nudžiunga, kad supratau, kad man tikrai to nereikėjo ir įsitikina. Tai. Supratau, o tarkim, nežinau, bet aš esu jūsų pacientė ir ateinu jau 3 kartą pas jūs per metus. Ar jūs man sakytumėt, gal tą nueik pas psichologą, nes tai tampa liga? Ar kas tokioje situacijoje, kai matote, kad plastinės operacijos tampa šiokia tokia jau problema, nes tai tampa savotiška priklausomybė? Tokių gal pacientų tai kaip tik yra labai nedaug. Pas mus kreipiasi iš tikrųjų nemažai pacientų, kuriem iš tikrųjų reikalinga etapais atlikti tas operacijas. Tai būna, kad kai kuriem pacientam ir 2, 3, būna net ir 4, 5 etapų tos operacijos, kai mes jas turim išdalinti vien dėl saugumo priežasčių. Bet kai dėl jau grinai tokių estetinių priekabių ateina nedidelių, tai dažniausiai mes tą galim nuo pirmos operacijos turbūt pastebėti ir jeigu matom, kad tai tęsiasi, dažniausiai ir bandom stabdyti tos procesus. O dar grįžtant prie tos įtakos, kad žmonės vis tiek yra, jie išlaisvėja, jie darosi dažniau tos plastinės operacijas, bet nepaslaptis, kad socialiniai tinklai, žymūs žmonės daro tam įtaką. Ir ar yra buvę, net nebijoju, kad yra, bet ar būna dažnai, kad kažkas atsineša kokios nors žymios moters nuotrauką ir sako, noriu atrodyti štai taip. Noriu tokios nosies, noriu tokių, nežinau, akių vokų, skruostikaulių. Būna, bet vienas dalykas tai pakankamai retai, antras dalykas dažniausiai neprisileidžiu šitų nuotraukų. Ne, kad ir kas tai būtų, ar tai ateis su krūtų nuotrauka, ar pilvo, ar veido, ar kažkiek, ar nosies. Tai dažniausia mano pasakymas yra, kai tas asmuo bus jūsų svorio, jūsų ūgio, jūsų rasės ir viskas labai yra per daug asmeniška, kad mes galėtume sakyti, aš noriu būti tuo žmogu. Ne, mes kiekvienas po operacijos tas rezultatas labai individualus. Tai... Pasakykite bent 3-5 žymes moteris, kurių nuotraukas matėt dažniausiai, nesvarbu, ar tai būtų Lietuvos ar pasaulio žymybė. Nėra taip dažnai, kad čia iš viso, gal per visą laiką yra tos parodytos tik tai žymių žmonių keletą nuotraukų, bet
Yra gal su nosim tenai, va, kas Angelina Jolie gal bando, ar tenai dar kažko pritend, bet, sakau, dažniausiai mes tą bandom kiek įmanoma atmesti ir net, sakau, netgi ir iš mūsų pacientų, kai mes turim katalogą su pooperaciniais rezultatais, net ir tu stengiamės, sakom, kad tai yra pakankamai individualus dalykas ir jo nevaikyt kažko kito. Čia labai dabar vieta tokia mimsai, kurį atsimenu prieš kelis metus, buvo populiarus filtras Instagram'e, kur merginos susidėdavo šuns ausis ir būdavo liežuvis iškištas. Tiesiog toks filtras. Ir buvo mimsas toks internete populiarus, kur mergina atsineša tą nuotrauką, kur jinai atrodo kaip šuniukas, sako, I want to look like this. Plastikos chirurgui. Tai tiesiog labai atsiminiau šitą ir... Būna kartais tų keistų paprašymų tokių, bet irgi viskas labai priklauso nuo to prašymo motivacijos, ar jisai yra tikrai probleminis ar neprobleminis. Bet jo, stengiamės iš tikrųjų tų, nežinau, čia buvo populiarus tas katės akys, tokie užtempimai, ten viskas. Neatliekame, jų stengiamės. Mes to esmės nesuprantam, bent jau, nežinau, dažniausia. Kalbant apie terminas, aš dabar kaip tik ir skaičiau, kad yra toks cat eyes operacija vadinama ir fox eyes. Koks yra skirtumas tarp jų? Tai yra iš esmės iškelti antakį ir labai įtempti tą akį, kad tai būtų labai tokiu kampu į viršų tiek ir antakio kampas ir akies. Bet cat ir fox tai čia, bet vis tiek jos skirtingų kampų eina, ar kaip aš nieko nesupratau. Aš dar neįsivaizduoju, kodėl taip reikėtų daryti. Man atrodo dėl Kardashianų. Gal. Tai yra tokių nedidelių tendencijų, ko žmonės bando vaikytis, bet kažkokio labai specifinio, kad ta operacija tapo būtent populiari dėl kažkokio vieno asmens, nežinau, tai gali nebent, kaip visą laiką sakau, kad jeigu kažkas pasidarė ten, tarkim, pilvo plastiką iš ten žinomų žmonių, tai manau, kad čia nebent pastebėt gali, kad, gal ir aš tokią problemą turiu, bet kad, man reikia šito pilvo. Neįmanoma. Taip, bet kokiu atveju darant plastinę operaciją, bet kokiu atveju stengiatės išlaikyti tą individualumą ir labiau akcentuoti pačio žmogaus, to, kuris ateina pas jūs į operacinę grožį, o ne tapti dar vienu šablonu. Būtent. Tai gerai, galim pratęsti, pasivaikščiosiu po mūsų kliniką ir aplankysim operacinės. Super, mielai. Mielai, kraujo nebijau, esu savanoriavus ligoninėje COVID metu. Ar daug teko pamatyti? Užtektinai, tiesą pasakius, bet iš pradžių buvo nejauku, nemalonu, bet aš šiaip tokia linkusi esu, domiuosi. Kažkada norėjau studijuoti kriminologiją, tai be abejo neatsiejama dalis ir šie dalykai, tai tikrai nebijau, kaip ir filmus jau matau, kaip, pavyzdžiui, nežinau. Dabar labai įdomu, koks įsireiškimas bus, bet pjausto žmogų išdarinėja arba... Nesukelia labai jau blogų. Ne, tikrai galiu žiūrėti ir taip, ir po to aš savanoriavau Lazdynų ligoninėj, tai be abejo prisižiūrėjau viską, nes aš savanoriavau per 7 aukštus, tai chirurgijos skyriui, aišku, ten nudegimų skyriui, tikrai viską esu mačiusi jau ir man tiesą pasakius yra įdomu, nes aš pati esu hipochondrikė. Ir aš mėgstu skaityti apie tas ligas, aš mėgstu skaityti ir apie vaistus, apie jų poveikį, tai man nueiti į operacinę, ne kažkoks malonumas, bet tikrai man įdomu yra, neišsigąsiu, manau. Grįžtant dar prie tų trendų, aš kažkaip norėčiau paklausti, tai kodėl neapsimoka tų trendų laikytis ir kokie šiaip plastinių operacijų trendai vyrauja šiuo metu? Tai vis tiek išlieka populiariausios, tai operacijos tos, kurios labiausia pakinta po nėštumo turbūt. Tai ten, tarkim, pilvo plastikos, krūtų pakelimai, krūtų mažinimai. Iš esmės tai yra pilvo ir krūtų operacijos. Dabar pastebėjau, kad grįžta kažkaip natūralumas į rinką ir kad kai kurie nežymūs žmonės išsiema tuos implantus. Tai kaip dabar yra populiariau pasididinti krūtis ar jas susimažinti? Man atrodo, dabar gal populiariau yra pasiekti kažkokį tokį neperdėtą dydį gal. Tarkim, tai mažinimo operacijos, kaip buvo populiarios, taip ir išlieka, nes kai krūtis jau sukelia diskomfortą, nugaros skausmą, ten padidėjusių prakaitavimą, įdubimus įvairius nuo liemenėlės, tai jų visą laiką kaip ir buvo, taip ir mes jų atliekam. Dėl krūtų didinimo, gal dabar madoje yra šiek tiek mažesni implantai, bet irgi turbūt tas truputį ir gal, manau, ir mūsų yra pastumta, kad tie mažesni implantai mažiau komplikacijų sukelia dažniausiai, mažesnės rizikos visos susijusios.
Tai aš sakyčiau, tos mažesnės krūtis, aktyvesnis gyvenimo būdas dabar Taip. gal toksai populiarėja, tai sakyčiau, moteris dažniausiai, kai ateina ar mažintis, ar pasididinti, sako, kad man tai dar netrukdytų sportuoti, bėgioti. Bet kalbant apie gyvenimą ir įvairiausius jo vingius, pavyzdžiui, aš dabar norėčiau visai pasididinti krūtis, bet galbūt po 2 metų norėsiu susilaukti pirmagimio. Ar man verta darytis, ar geriau palaukti? Visą laiką, jeigu įmanoma, palaukti yra geriau, todėl kad nėštumo metu tos krūtis tiesiog labai greitai išdidėja, po to sumažėja dėl maitinimo, tai gali būti, kad tas rezultatas bus prastesnis būtent vėliau. Tai jeigu įmanoma po nėštumo, jau susilaukus vaikų, tai viskas liuks. Bet tas net ir atlikus prieš tą operaciją, dažniausiai tas neįtakoja nei maitinimo. Nei pieno liaukti, nieko absoliučiai, ne? O dabar minėjot implantus, bet aš kiek esu girdėjus, yra dar kitoks variantas, tai tiesiog iš vienos riebalais. Taip. Jo. Kuris dabar variantas yra populiaresnis? Implantai ar riebalai? Riebalais didinimas populiarėja, bet vis tiek kol kas implantai lyderiauja vien dėl ko? Todėl, kad riebalais didinant mes negalim tiek daug išdidinti. Antras dalykas, neprigyja visi riebalai suleisti. Nepaisant to, kad tas riebalas... Nesvarbu, jo, tiesiog ne visas kiekis jų dažniausiai prigyja. Ir gali reikėti kelių etapų. Jeigu, pavyzdžiui, norim pasiekti nuo A dydžio iki C, nemaža tikimybė, kad mums reikės dar antrą kartą atlikti tą pačią procedūrą ir kad pasiektume tokį dydį. Kokios didžiausios rizikos atliekant krūtų didinimo operaciją, pavyzdžiui? Didinimo. Ko dažniausiai bijo pacientas? Kad pakris tie implantai, kad reikės korekcijų, pakelimo, yra tikrai pacienčių, kurios primiktinai labai bijo, kad reikės pjūvių būtent krūtų srityse, randų. Bet, kaip, su kiekviena aptariam ir nusprendžiam, ar ten reikalinga bus, ar ateityje, kokia yra odos būklė ir kaip tas gali išsirutuliuoti. Bet atsižiūrint į naujasias technologijas, aš net įsivaizduoju, kad tie patys pjūviai ir tie randai jų nelabai ir pamatysi, nebent esi plastikos chirurgas. Tai tuos randus mes visą laiką matom. Juos stengiamės paslėpti į sritis, kurios mažiau matomos, bet randai visą laiką, kaip buvo, tai bus. Atliekant pakelimą, tie randai kartais sugyja labai gerai, kartais blogai. Nors atrodo siuvam tais pačiais siūlais, tiek pats sluoksnių, tą pačią metodiką, nors kiekvieną kartą tas randas biškiai yra kitoks. Tai kodėl? Tai individualios yra savybės, tiek odos spalva, tiek mūsų mityba, sportas, kaip prižiūrima, aišku, po operacijos. Tai stovim prie mūsų operacinio bloko, kur yra visos operacinės, tai keliausim persirengti ir pažiūrėsim vidui. Super. Okay, tai čia persirengti tavo, mūsų čia, tuoj. Taip. Įleisim. Ačiū. Okay, ačiū. Turiu pasakyti, kad patinka labai man ir patogumas, ir spalva. Galėjau vieną pasiptamo. Liuks. Tai gerai, turim čia mūsų operacinę. Eisim ją apsižiūrėti, tai prašom. Ačiū. Įsipatogink. Gerai, sėdu, dar noriu labai paklausti vieną dalyką. Prašom. Liposukcija, nes labai dažnai dabar girdžiu šitą žodį. Jau. Kas tai tiksliai yra ir ar tai dabar atliekama jau nebe tik pilvai, nes aš, pavyzdžiui, girdėjau, kad pradžia buvo nuo pilvo, ir dabar jau galima ir kitas vietas mažinti liposukcijos būdu. Jo, tai paprastai sakant, tai ta liposukcija, tai lietuviškai pasakius, tai yra tiesiog riebalų nusirbimas. Tai yra iš esmės naudojama įvairias kaniulės, skirtingų dydžių, bet iš esmės yra vamzdelis su nedidelėm skylutėm jų galuose. Tai pagal tam tikrą sritį, kurią norim, ar tai yra mažesnė, didesnė ta sritis, pasirinkiam kaniulę ir iš esmės tai, jeigu paprastai sakant, mechaniniu būdu taip išskutam tos riebalus. Žodžiu, jei valgot per daug kanelių, tai gaunat kaniulę po to. Jo, labai panašiai. Bet jo, tos liposukcijos dabar gali būti atliktos beveik bet kurių vietų. Tai yra priklausomai nuo to, kur turim ar susikaupimą riebalų, ar tiesiog tokią sritį, kur norim pakoreguoti. Aha. O kokie pliusai minusai liposukcijos? Pirma, toks esminis turbūt to yra, kad liposukcija niekada nėra svorio metimo operacija. Kad ir kiek nusirpsim, mes nusirbę tikrai ir labai didelius kiekius ir labai nedidelius, tai niekad nėra dėl svorio mažinimo. Tai yra iš esmės tokia kūno kontūravimo procedūra. Tai, kad tai iš esmės yra kūno kontūravimo procedūra ir kartais reikalinga jo kombinuoti su kitom operacijom, bet pakeisti tokią liniją ar formą, tarkim, juosmens, pilvo. Tai dabar tik tai vienintelis dalykas, kas populiarėja, tarkim, čia gal toksai
tų influencerių ir žvaigždžių toks truputį įtaka, tai yra, kad atlikti vadinamas HD ar liposukcijos, kuriuom paryškinam raumenų, esamų jau raumenų, tokius šešėlius šiek tiek, suteikiant įvaizdį, kad yra sportiškesnis toksai vaizdas visas. Tai va. Tai bet iš esmės ta procedūra vis tiek yra atliekama tokiu pačiu būdu. Turime įvairių dar aparatų, su kuriais galima palengvinti tą. Bet iš esmės pati liposukcija kažko tai nesiskiria. Visų yra principas ir aparatų įvairių, tai yra kaip mes suskaldom riebalą. Tai turim tą įprastą, kai mes tiesiog mechaniniu būdu. Turim, ten buvo vienu metu labai populiari, tai lazerinė. Bet iš esmės tai tas lazeris, jeigu taip paprastai galvojant, tai yra toksai to riebalo sudeginimas. Bet vis tiek mes jį pašalinam lygiai tuo pačiu būdu. Tada dar turim ultragarsų, kai suskaldom tos riebalus. Kaniulės, kurios dar yra specialus mechanizmas, kuris jas judina labai greitai. Tai irgi iš tos vibracijos yra lengviau. Bet visa tai iš esmės tai labiausiai įtaka yra chirurgui. Tai yra palengvina mūsų darbą ne mechaniškai pastoviai brūžinant, o kažkokiu būdu suardyti jos. Supratau. O koks laikas, kada atsistatai po to šitos procedūros, pavyzdžiui? Po liposukcijos dažniausiai pacientai praleidžia vieną naktį pas mus klinikoje. Kartais reikalinga ilgiau būti su drenais, nes po liposukcijų būna šiek tiek skysčių, kad išsiskiria. Ir tas sugrįžimas tokį, tai visą laiką sakau, iki ko norim sugrįžti šiaip. Jeigu norim sugrįžti į darbą, koks tas darbas? Skirtingas sugrįžimas, jeigu tu namie prie kompo savo visą dieną būni, o kitas ar kažką tai sunkaus. Bet dažniausiai, tai, jeigu taip jau saugesnį tokį variantą, apie mėnuo laiko, kur jau mes pakankamai gerai turėtume funkcionuoti ir viską pasidaryti patys. Bet sakėt, buvo tikrai tokių atvejų, kai darėt tikrai stambiam žmogui, pavadinkim tą liposukciją, tai vis tiek tada susidaro daug nereikalingos odos, kaip aš įsivaizduoju. Tai ką su jie daryti, kaip tada tvarkyti su ta oda, ar yra kažkokie, nežinau, ar įtvarai, tada dar reikalinga papildoma operacija, atsiprašau. Jo, tai viskas labai priklauso nuo to tūrio pašalinamo ir nuo esamos odos kokybės. Tai kai kuriais atvejais matom, kad per daug tos odos, pavyzdžiui, pilvo srityje. Tai kartais mes tą kombinuojam kartu iš karto su pilvo plastika. Būna, kai atliekam labai didelę liposukciją, tarkim, ir sutarėm, kad, žiūrėkit, už pusės metų grįžtam jau tai odos šalinimui. Pasižiūrėsim, kiek jos liko, nes kažkiek tai susitraukia oda po šitos procedūros. O šitas visas kaniulės dabar, ar čia skirtingom sritim, ar kaip čia pagal dydį? Jo, tai yra pagrindiniai tai tokie skirtumai tarp tų kaniulių. Kuri pilvui, pavyzdžiui, šita pagrindinė didžiausia ar kaip? Ne, turbūt dažniausia mūsų naudojama tai yra šita. Nėra pati didžiausia, nėra pati smulkiausia, bet tokia vidutinė mūsų ta kaniulė. Ir iš esmės tai skiriasi visose šitose, tai yra tik tai skylučių dydis. Tai iš esmės, kiek mes norim suardyti. Kuo daugiau didesnė ta kaniulė, tuo didesnė tikimybė, kad, pavyzdžiui, sukelsim didesnį kraujavimą ar kažką. Tai toks tarp saugumo. Tada turim kitų, kur mes vadinam Mercedesu. Kodėl Mercedesu? Nežinau, pas mus toks yra. Gerai, supratau, medikų humoras. Jo, tai yra iš 3 tokių susidedančių įpjovų, tai mes vadinam Mercedesu. Tai irgi pakankamai populiari, dažnai naudojama kaniulė įvairiom sritim. Ir tada turim, pavyzdžiui, visai kitokią, kur labai mažytės tokios skylutės. Tai iš esmės pradžia tos procedūros prasideda taip, kad mes į sritį, kur norim nusirpti, turim suleisti nemažai skysčio, kuris sumaišytas kartu su vaistais nuo skausmo, kraujagyslę sutraukiančių vaistų, dar įvairių tenai. Tai mes pradžioje pasidarom tą mišinį ir būtent su ta labai smulkia, su tokiom angelėm, pirmą prileidžiam labai daug skysčio. Viskas išsipučia ir po tos riebalinės ląstelės būna mažytės, prileidus skysčio, jos išsipučia ir lengviau yra pašalinamas. Tai va. Kiek pati operacija trunka beje? Pilvo. Gerai, prie mano sudėjimo pilvo. Nes aš suprantu, kad irgi nuo žmogaus priklauso. Taip, sakykime, maksimaliai gal iki 2 valandų. Viskas irgi priklauso nuo to, kiek mes įvairių dar kitų aparatų galim naudoti, kiek ko norim, ką norim pasiekti. Ir ypatingai turbūt, kai kurie galvoja, kad kuo kūdesnis, tuo tas greičiau įvyksta. Ne, iš esmės, nes mes kuo kūdesnis žmogus, tuo daugiau turim biški pavargti ir tuo lėčiau viską daryti, kad tai būtų
pakankamai ir saugu, ir va pasiekti kažkokį va, kad atvirbėm, va, pavyzdžiui, tavo atveju. Šiek tiek išplovę ar kitus sluoksnius? Ne, mes jau stengiamės taip radikaliai nedaryti, bet kad išformuoti va, būtent tam tikras linijas. Žmogui, kuris turi antsvorio arba didesnis, tai mes stengiamės nelysti į paviršių ir tik giliai tą liposukciją atlikti, neformuojant va, tų raumenų, tai šiek tiek lengvesnė tomų procedūra, bet iki 2 valandų. Tai iš esmės liposukcija yra pakankamai lengva ir nepavojinga procedūra. Visos procedūros turi savo pavojų, kiekviena operacija, mažiausias pjūvis turi savo pavojų. Okay. Tai liposukcija irgi, tai priklausomai nuo kiek mes norim va, irgi pasiekti, gali būti, pavyzdžiui, va, kai sakėm, laisva oda. Nu, čia kaip pažiūrėsim, ar čia yra komplikacija, ar nepageidaujamas toks efektas. Netolygumai. Kažkokį guzelį čiuopėsi, ar dar kažko. Atliekant labai agresyvę liposukciją ar naudojant kai kuriuos aparatus, yra net tokių atvejų, kai, galima sakyti, va, su lazerinė liposukcija. Galima net odos nudegimus padaryti. Tai visur yra toks balansas ir reikia būti atsargiam. Ir viduje pas mus ir pilvas rytyje pilna yra organų, kur ir kai kuriais atvejais pavojinga net atlikti tą liposukciją. Turim, pavyzdžiui, išvaržų ar kitų ten. Tai viską apsprendžiam, viską pasižiūrim, ar tai yra saugi procedūra tam pacientui ar ne, ar galime ją atlikti ar ne. Grįžtant dar prie nėštumo klausimų, kadangi žinau, kad mano sekėjai maitintai buvo aktualu. Pavyzdžiui, planuoju tą patį nėštumą po 2 metų. Ar galiu dabar liposukciją atlikti? Ar tai nepadarys įtakos? Ne, pati liposukcija nepadarys jokios įtakos. Gerai, tai kalbė. Darom. Laiko turim, galim padaryti. Šis dalykas, aš neįsivaizduoju, kas tai yra, bet tai primena, kaip būna, man atrodo, pasikiaulės, kur labai skanu šiaip nuvalgyti. Kaip jis vadinas? Šnipas? Ne šnipas. Niekaip neatsimenu. Bet kas tai yra? Čia yra, mes turim, kaip atsidarom sterilų rinkinį, tai kad operacijos metu galėtume matyti būtent tą sritį, tai iš esmės tai užsideda ant lempos. Kad jisai operacijos metu mes galėtume pasimti už lempos ir visą laiką sterilų pasitaisyti, kur mums reikia. Okay. Taip. Tai aš laukiu daug ir tokių įdomesnių klausimų iš savo sekėjų. Vienas toks, pavyzdžiui, ar yra kažkokia operacija, kuri tiesiog ima ir suplonina veidą? Ne, turbūt nėra tokios veido ploninimo operacijos. Įvairios irgi galimos gal liposukcijos smakro, kaklo patempimai, veido plastikos, tai gali padaryti taip, kad šiek tiek atrodytų tas veidas, kūdesnis, ar kai viskas pasitempia kai kuriais atvejais, tai jo, atrodo, kad toksai sukūdėjimas, nors dažniausiai tai su veido plastikom nėra taip šalinami tie riebalai. Iš kaklo, jo. Okay. Kas čia beje? Čia toksai kablys. Kartais reikalinga kai kuriuose operacijose, kad asistentas palaikytų kažkokį audinį, kol mes tenai dirbam, po truputį dalinam, tai turime įvairių tokių ir piktesnių kabliukų, ir mažesnių. Daug pincetų turim. Turim, čia vienas labai įdomus, spėk, kam naudojam? Neįsivaizduoju. Neįsivaizduoji? Ne. Tai mes jį vadinam cookie cuteriu. Kaip sausainį, tokį pjūstį. Tai čia speneliui apspjauti yra. Tam tikro dydžio, skirtingo dydžio jie būna ir kad gautume tikrai apvalę, išcentruotą formą, tai per vidurį, kad pats spenelis ir areoliai pasižymėt, uždedam. Supratau. Gerai, tai kad jau priėjom prie spenelio, tai dar vienas toks klausimas, kurį buvau gausi iš savo sekėjos, tai ar lytinių lūpų operacijos populiarėja ir Lietuvoje ir kodėl jas darosi merginos? Kokios buvo dažniausias problemos su lytiniam lūpom? Tai darosi tikrai tiek įvairias procedūras. Kartais atliekam mes tas procedūras, kartais ginekologai atlieka, ypatingai priklauso nuo to, kaip kombinuoja ar kokios papildomas reikalinga. Tai kokios problemos, tai nežinau, iššutimų, nepatogumo su drabužiais, nepatogu nedviračiu važiuoti. Ir seksualinio gyvenimo, ir tas toksai jautrumas, įvairių tikrai. Yra kas tikrai dėl to smarkiai kompleksuoja ir jiems sukelia didelių problemų. Tai... O buvo taip, kad atsinešė vaginos nuotrauką, padėjo jums ant stalo ir sako, aš norėčiau štai tokios?
Šitaip ne, bet yra buvę, kad sakė, aš noriu, kad būtų kaip pas Barbę. O pas Barbę nieko ne. Okay. Mes taip dabar kalbamės apie moteris, bet, pavyzdžiui, kokios populiariausios operacijos plastinės, kurias atlieka vyrai, pavyzdžiui, ateina pas jūs ir sako, noriu pasidaryti tą. Turbūt viena dažniausių tai yra ginekomastija. Ginekomastija, prašau detalumo. Jo, tai ginekomastija tai yra tai yra krūties liaukos išdidėjimas vyrams. Krūties liaukos išdidėjimas. Ir čia, kai mes kalbam apie tas, kur vyrai turi krūtis irgi ir yra tokia kaip ir vyruojantį patyčių banga, ne? Kur... Yra, gal to. Yra ir mūsų visuomenė jau sako. Tai dažniausiai būna dėl dviejų priežasčių. Arba tai yra nuo paauglystės, dėl hormonų, tiesiog disbalanso ir išdidėja ta krūties liauka ir šiek tiek riebalinė audinė. Arba antra populiariausia priežastis tai yra steroidai. Sportininkai. Kurie padaugina ir prisižaidžia žodžiu, tada užsiaugina ką reikia. Ir tada atliekama ta procedūra. Turbūt populiariausia tokia. Antra, sakyčiau, turbūt liposukcijos. Vokai. Vokai. Visokios nosis, taip toliau pas vyrus. Nosis irgi. Antikos graikai, man atrodo, sakė, kuo didesnė, tuo reiškia, kad ir kiti dalykai didesnė, dabar jie taisosi jas. Tendencijos tos nežinau, bet dėl nosių, tai kaip pasakyti, gal vyrai daugiau traumų patiria, tai daugiau tų įvairių deformacijų, visko. Tai gal vyrai rečiau kreipiasi, ignoruoja ilgiau problemas. Tai, kad nesupyktų irgi mano sekėjas, tai aš privalau, kadangi jau pakalbėjom apie lytinės lūpas, o kaip su vyrų lytiniais organais? Ar tos lytinio organų operacijos populiarios, kalbant apie vyrus? Ir kokios jos? Ką jie darosi? Nėra labai populiarios, pakankamai retai mes jų gaunam tokių užklausų, kad ar galima tą atlikti. Nėra labai daug procedūrų, ką mes bent jau šitoj klinikoj siūlom, tai pagrinde tai yra riebalų suleidimai, storinimas, sakykime. Kita procedūra pakankamai turinti savų niuansų, tas pailginimas yra labai ribotas, gaunamas labai nedidelis tas pailgėjimas ir yra padaromas? Operacijos metu nukertamas toks raištis gaktos rytyje. Aš vis makaluojuosi, beje, šitą kažkokią šakutę makaluoju. Tai kas tai yra? Irgi tam tikras laikiklis, tai mes turime mažą. Jisai yra skirtas įsikibti gerai. Įsikibti gerai į audinius, kad jie jau tikrai neįslystų. Kai šitas jisai turi būti pakankamai storas audinys, kad laikyt, o tie yra su dantukais tokie laikyti audiniam. Ir turim dar ir tokį ilgą kablį, mes vadinam, kad galėtų įkišti, kažką iškelt. Man beje šitas kaip tik priminė dar vieną klausimą, tokį įdomesnį, kurį gavau iš savo irgi vienos sekėjas. Ar atliekamos Lietuvoje šonkaulių šalinimo operacijos ir kodėl tu nusprendei to klausti žmogaus? Tai ne, bent jau pas mus klinikoje neturėjau, man atrodo, nei užklausų. O gal ir buvo kažkada, dabar tiksliai negaliu pasakyti. Bet neatliekam, ne. Ir kokia priežastis būtų, pavyzdžiui, tokios operacijos? Tai aš įsivaizduoju, tai tik dėl kažkokio trendo ir išvaizdos, bet nedaugiau juosmens. Sudaryti kudesnio tą juosmens tokie išvaizdą. Ne, labai blogai. Gal tu nesidaryk. Dar toks klausimas, ar yra kažkokia tokia operacija, kuris sulygintų antakių aukštį? Beje, pas mane yra nelabai lygus, bet čia nėra mano klausimas. Yra tikrai operacijų, su kuriuom galim tą padaryti. Tai tų antakių pakelimų irgi yra skirtingų. Yra, kai mes atliekam pjūvį šičia ir yra, kai ties antakiu. Tai dažniausiai dėl asimetrijų reikia daryti ties pačiu antakiu. O čia žiūrėk dar toks klausimas, o tiesiog injekcijų negali užtekti, kad sulygintų antakius, ar ne? Nedidelė galima bandyti. Dažniausiai taip ir žmonės daro, kad pradžioj pabando injekcijom šiek tiek pakoreguoti, jeigu tas nepavyksta ar nepatinka. Yra žmonių, kuriems nepatinka pastoviai gauti tų injekcijų. Tai tada kreipiasi dėl procedūros. Ir nemažai jo klausimų buvo apie nosį, mes kažkiek ją ir aptarėm, bet dar toks vienas klausimas, kurį puikiai atsimenu, tai yra, ar galima nosies plastinę operaciją darytis 2 kartus. Pavyzdžiui, nepatiko pirma, bet noriu visgi dar pasidaryti. Tai jeigu mes matom, kad tikrai yra indikacijų tai antrajai operacijai ir tikrai nemažai yra tų, kam reikia atlikti antrą kartą, tik tada yra didelė tikimybė, kad pavyzdžiui reikės paimti iš kažkur kremzlės. Tai dažniausiai tai yra imam iš šonkaulio.
Okay. Padarom nedidelį pjūvį ties šonkuliu, iš šonkulio paimam nedidelį gabaliuką, kad galėtume sukurti, nu, tokį, kaip pasakyti, karkasą nosies, nes po operacijos kartais reikalinga daugiau kremzlės. Okay. O tarkim, aš norėčiau šiek tiek pasimažinti savo galiuką ir padaryti savo nosį riestesnę. Įmanoma. Ar tai reikia daryti, čia jau kitas klausimas. Bet įmanoma, taip? Įmanoma. Supratau. Gerai, tai pabaigai tiesiog noriu užduoti kelis blitz klausimus. Bandom. Tai ką darot, kai pacientas užmiega? Tai personalas pradeda ruošti visko, mes muziką dažniausiai paleidžiam. Kokia jūsų mėgstamiausia daina ar atlikėjas? Nėra turbūt mėgstamiausia, įvairios čia operaciniai, tai įvairios mes muzikos, nuo roko iki visiško popso, daug labai klausom. Supratau. Tai kokia visgi yra ta populiariausia top 1 operacija? Turbūt pilvo plastika. Kokia jūsų šiaip apskritai mėgstamiausia operacija? Bet gal išgirstate ir galvot, vėl atliksiu. Tai turbūt mėgstamiausia gal krūtų pakelimai ir krūtų mažinimai. Ir pats keiščiausias klausimas ar pageidavimas, kurį yra uždavus pacientė ar pacientas? Gal sakyčiau, kad po didelės operacijos pacientė buvo ir darėm ir krūtų pakelimai, ir ten liposukcijų, ir pilvo plastiką. Ar galėsiu rytoj skristi namo? Tai čia gal jau toks keistesnis buvo. Gal narkozė dar veikia, ne? Gali būti. Supratau. Tai kągi mes palinkėsime visiems, kurie dabar šiuo metu žiūri šitą video ir galvoja apie plastinę operaciją. Tai aš turbūt sakyčiau, nebijot klaust, atvykt, pasiklausti visą laiką. Tikrai tas nieko nepakeičia. Gal mes pasakysim, kad reikia, gal pasakysim, kad nereikia, bet būt pakankamai drąsiem, nelaukti, kol tas sukels labai didelių problemų. Tokia gal pagrindinė, sakyčiau. Ir tiesiog pasitikėti chirurgu. Jo, vis tiek, visi, ar šičia, ar kažkur, tai visi mes tengiamės padėti, atkurt, suteikti daugiau pasitikėjimo, tai tokia jau mūsų. Ir kaip ir kalbėjome, išlaikyti individualų. Jo. Yeah.